Kelk sėdmenis. 29 kortelė. Patogiai, laisvai, stabiliai, tvirtai atsisėskime. Nes nuo ilgo sėdėjimo, nuo pasyvumo mūsų centras ir dubens lankas ką daro? Visą žemės traukos dėsnius, tai mus traukia į apačią. Ir ką mes dažnai darome, jeigu nemylime savo kūną ir pamirštame raumenukus jos stabilizuoti, mes šiek tiek susitraukime. Kad to išvengtumėm šito susitraukinėjimo ir nosės nukabintos, mes ją pakeliame į viršų. Pakeldami viršų stabilizuojam savo dubens lanką ir savo sėdmenis kartu su pilvo apačia. Kad tikrai stabiliai dubens lankas atliktų judesį ir susitraukinėtų, mes pilvą įtraukiam, kaip nuotraukai gražioj, įtraukiam, suspaudžiam raumenis, stabilumas atsiranda, jėga, tvirtumas. Ką mes atliekame, kad išlaikytumėm toliau stabiliai mūsų judesį, išlaikome kojytes lygiai grečiai tiesiai, pirštukai nežiūri į kairę, ne į dešinę, kiek įmanoma, kur esu kurioj padėtyje, žiūri mano kojytes tiesiai. Keliai neatsidaro išorę, lygiai taip pat žiūri keliai į pirštukus. Kad paimtumėm savo grandinę iki galo, pirštų galiukus pakeliame viršų. Taigi, traukiame pilvą, suspaudžiame, pirštus pakeliame, kojas raumenis įtempiame ir keliame iš raumens. Keliam iš raumens. Įkvepiam, iškvepiam. Jeigu sunku, rankas stabilizuojame, uždedame ant juosmens. O dabar susipažinkit tiesiog su judesiu, kaip jis tai atliekamas ne iš raumens. Ir pažiūrėkit, kaip jums patogu. Kviečiu atlikti iš raumens, nes mūsų judėjimas iš raumenuko, iš raumenuko, iš raumenuko. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Kelk sėdmenis.